Sveiki visi. Šiandieną paskaitysiu jums straipsnį, kuris vadinasi Dramblys kambaryje arba sausainiai, kitaip sakant, Oreos, yra užnuodyti. Neseniai pavaizduotame akivaizdžiame ir neįprastame mele, kuriuo dabar užsiima politikai ir vyriausybės pareigūnai, Tuckeris Carlsonas apibūdino vaiką meluojantį, kada jo buvo paklausta, ar jis suvalgė Oreos. Vaikas tipiškai neigia suvalgęs Oreos pirmiausiai, bet kada pagautas, galų gale tai pripažįsta. Mūsų oficialių pareigūnų ir politikų atveju įsivaizduokite, kad vaikas žiūri jums tiesiai į akis ir sako, jūs suvalgėte Oreos. Tai yra labai tikslus, kaip bakstelėjimas į nosį, apibūdinimas psichologinių projekcijų, kurias politikai ir vyriausybės pareigūnai vykdo. Jeigu jie užsiima rasizmu, jie kaltins jūs esant rasistais. Jeigu jie skleidžia dezinformaciją, jie kaltins jūs skleidžia dezinformaciją dėl to, kad jūs ją atskleidėte. Jeigu jie elgiasi tarsi fašistai, jie kaltins jūs esant fašistu dėl to, kad jūs priešinatės tam arba tai atskleidžiate. Kodėlgi tai vyksta? Taip yra tyčia. Tai yra grasinimo taktika. Tai yra bandymas manipuliuoti jūsų emocijomis. Tai yra sukurta tam, kad pastatyti jūs į gynybinę padėtį. Tai yra sukurta tam, kad jūs gėdyti, tam, kad jūs eitumėte socialiniu mažiausio pasipriešinimo taku. Tai yra sukurta tam, kad manevruoti jūs, kad jūs eitumėte kartu su melais ir nekreiptumėte dėmesio į dramblį kambaryje. Tam, kad eiti kartu su kiekvienu šio farso aspektu, reikia visiško tiesos neigimo. Dramblys kambaryje yra tai, kad Izraelis, Iranas, Rusija ir Jungtinės valstijos ir taip toliau visi įsitraukia į tuos pačius nemokslinius lockdownus ir kaukių reikalavimus. Visi nuodijo savo piliečius COVID-19 nanodalelyčių biologinėmis injekcijomis. Nekreipkite dėmesio į globalią kampaniją arba masinės žudynės. Dramblys kambaryje yra tai, kad Jungtinių valstijų vyriausybė, kiekvienos valstijos vyriausybė ir kiekviena lokali vyriausybė, taip pat kaip kiekviena didžioji institucija, akademinė, medicininė, korporatyvinė, medija ir taip toliau, dalyvavo biologiniam kare, biologinio karo kampanijai, naudojant nanodalelyčių bioginklus COVID-19 injekcijų formą prieš Amerikos populiaciją. Dramblys kambaryje yra, kad nesuskaičiuojami medicinos daktarai dalyvavo žudant ir žalojant žmonių populiaciją. Dramblys kambaryje yra tai, kad medicinos daktarai painiojo savo pacientus, kurie buvo sužeisti šitų injekcijų ir sako jiems, kad sužeidimai yra jų galvose arba kad jie yra dėl prieš tai egzistavusių sąlygų. Mes turime apsimesti, kad injekcijose nėra save susirenkančių nanotechnologijų. Mes taip pat turime apsimesti, kad šitos dozės neturi silicio, titano arba itrio. Mes, žinoma, neatsižvelgiame į galimybę, kad tai yra biosensoriai ir parazitiniai mazgai, nusiurbiantis energiją iš mūsų ląstelių ir sukuriantis biosintetinės ląsteles. Nekreipkite jokio dėmesio į WBAN, tai yra belaidžio kūno teritorijos tinklą. Mes išties nenorime atsižvelgti į užuominą, kad tai vyksta, kad mūsų maistas ir biosfera yra teršiami šią nanotechnologiją. Pats užtikrinčiausias būdas pastebėti šitą apgavystę yra, kai niekam nėra leidžiama kalbėti apie tai. Pažeidžiamiausia pozicija, kurią bet kuris politikas turi, yra tai, kad jie palaikė COVID-19 injekcijas ir atsisakė kalbėti prieš nanodalelyčių ginklus. Dramblys kambaryje yra tai, kad ne vienas politikas, mano žiniai, nepareiškia, kad tai yra biologinis ir technologinis karas, karo kampanija prieš žmonių populiaciją, įskaitant visus prezidentinius kandidatus. Tam, kad įsitraukti ir palaikyti kandidatą nuoširdžiai, jūs turite apsimesti, kad ši masinių žudynių kampanija nevyksta. Nekreipkite dėmesio į biologinio ginklo depopuliacijos kampaniją, kuri yra vykdoma. Kas liečia rinkimus, jūs taip pat turite apsimesti, kad yra būdas autentifikuoti kompiuterizuotus rinkimus, kada mašinos gali būti valdomos per modemus ir jų kodas yra nuosavybės teisė priklausanti informacija. Tai yra daugiabriaunis dramblys. Mes turime taip pat apsimesti, kad yra normalu jauniems žmonėms turėti širdies smūgius, tai yra normalu jiems kristi negyviems. Tai yra normalu daugeliu žmonių turėti turbovėžį. Tai yra normalu mirtingumų dėl įvairiausių priežasčių vis didėti. Tai yra normalu visoms šitoms ligoms plisti. Dramblys kambaryje yra tai, kad mes esame kare su Rusija ir mes artėjame prie globalaus branduolinio karo.
Dramblys kambaryje yra tai, kad vidurio rytų karas priartins mus dar labiau prie branduolinio karo. Jeigu taip nėra, vis dar yra didelė galimybė, kad visa tai sukels ekonominę griūtį. Dramblys kambaryje yra tai, kad vyksta tyčinis Jungtinių valstijų suskaldymas ir kad tai vyko mažiausiai nuo 1965 metų. Tai buvo daroma dalinai masyvia migracija ir akivaizdžiai tyčiniu atsisakymu apginti nacijos sienas. Kažkaip iškreiptas protas mūsų politikų ir teisinė sistema sutiko su Amerikos piliečių užrakinimu masiškai jų namuose, tačiau neapsaugojo Jungtinių valstijų sienos. Dramblys kambaryje yra tai, kad Jungtinių valstijų kariuomenė patapo samdinių pajėgomis globalistams. Yra taip, kad karai Irake, Afganistane, Ukrainoje ir visi slapti karai tarp jų buvo melžiama kalvė globalistų konspiratoriams ir tuo pačiu sukurta subankrutuoti Jungtinės valstijas. Jungtinės valstijos dabar atrodo kaip greitai smunkanti civilizacija. Dramblys kambaryje yra tai, kad COVID-19 buvo tiesiog rugsėjo 11-osios tęstinumas. Skirtumas yra tai, kad ketinimai yra visą pasaulį paversti į oro uostą. Dramblys kambaryje yra tai, kad žmonių suvarimas į įmantrius išmaniosius miestus, vadinamus 15 minučių miestais, yra planuojamas ir gyvendinamas. Dramblys kambaryje yra tai, kad yra planas sukurti centralizuotą skaitmeninio banko valiutą ir visa tai sudaro absoliučią vergovę. Dramblys kambaryje yra tai, kad liko mažiau nei savaitė vienam valstybės vadovui nusiųsti paprastą laišką PSO, kuriame būtų pareikšta, kad jie atmeta pataisas, kurios buvo priimtos gegužės 27 dieną 2022 metais. Apsimeskime, kad globalus perversmas tam, kad sukurti biomedicininę tironiją, nevyksta. Ar nors vienas gubernatorius pasvarstė išsiųsti laišką? Dramblys kambaryje yra tai, kad kylanti fašistinė, socialistinė, marksistinė, komunistinė, technokratinė, pasirinkit savo metaforą totalitarizmui. Aš labiau mėgstu psichopatinis autoritarizmas, supervalstybė, linkusi depopuliuoti planetą, deindustrializuoti didžiąją jos dalį ir pavergti, kas yra likę iš neofeodalistinės globalios plantacijos. Tai yra taip pat varoma transhumanistinių tikslų transformuoti tai, kas yra likę iš žmonijos, į kažką, kas ilgiau nebebus žmonės. COVID-19 injekcijos buvo tikėtinai pats katastrofiškiausias įvykis žmonijos istorijoje. Realybė yra ta, kad mes net nežinome, ar žmonijos rasė išgyvens visą tai. Nebent žinoma, mes patirsime globalų branduolinį karą, kuris galimai nėra nuimtas nuo stalo. Galų gale, dramblys kambaryje yra tai, kad sausainiai Oreos yra užnuodyti. Daktaras Josephas Sansonas yra psichoterapeutas besipriešinantis psichopatiniam autoritarizmui. Dėkoju, kad klausėte ir iki susiklausymo, mielieji.